Man neretai tenka bendrauti su aukšto rango kariškiais, jau atitarnavusiais ir kai kas dar tarnauja. Klausausi jų požiūrių ir lyginu su mūsų politikų, kurie vadovauja požiūriu karo klausimais. Ir matau didžiulį skirtumą, netgi visišką nesutapimą, netgi visišką priešingybę. Blogiausia tai, kad būtent tie moliūgai, kurie apie karą išmano tiek, kiek karvė išmano apie kvantinę fiziką, ypač apie Plancko konstantą. Ir jie kalba karo temomis. Jie kalba, ką reikia daryti, kaip kariauti. Jie sprendžia klausimus karo, ypač mūsų krašto apsaugos ministras, kurį lengvai galiu palygyti, kuris apie karybą išmano tiek pat, kiek karvė apie kvantinę fiziką. Tai labai tikslus palyginimas. Visiškas bokaprotis. Ir kai palyginu, ką kalba kariškiai, pačio aukščiausio rango, aš suprantu, kad Lietuva pasmerkta. Pasmerkta būti sunaikyta, užkariauta, sutrypta, vien dėl to, kad tai vadovauna idiotai. Vienintelis būdas išvengti karo Lietuvai, tai nuteisti ilgims metams kalėjimo visus, kas kursto karą. Karo kurstymas yra straipsnis baudžiamame kodekse. Sunkus straipsnis ir ilgi metai kalėjimo gresia. O jums reikia pasinaudoti, tą turėtų padaryti prokuratūra generalinė ir tada mes išvengsim karo, tada mes išliksime. Tada nebus sugriauti mūsų miestai, mūsų namai, nežus mūsų vaikai, nesilies kraujas mūsų gatvėse. Kai bus nuteisti už karo kurstymą visi tie, pasakysiu žodžius, kurie daug kam nepatiks. 2 žodžiai – moraliniai pederastai. Tai negėjai. Moralinis pederastas tai visiškas padugniai moralinis. Žmogus nusmukęs iki tokio lygio, kai labiau smuknė yra kur. Ir pasivardysiu žmonės. Tai aukštas ir gražus Lietuvos prezidentas, tai krašto apsaugos ministras, tai visas ministrų kabinetas, tai didžioji dalis mūsų politikų visiški moraliniai pederastai, kurie trokšta karo Lietuvoje, kurie stumia Lietuvą į sunaikinimą, į karą. Ir aš turiu teisę jūs tokiais vadyti, nes jie tokiais yra. Taip moraliniai padugnys. Kodėl aš noriu ir tankiai pasisakau, kad Lietuvoje politika turėtų ateit kuo daugiau kariškių. Generolai, jau atitarnavę. Tai puikūs žmonės. Puikiai suprantantys realybę, suvokiantys tikrovę. Nes kariškis nesuvokiantis tikrovę, ne kariškis. Jisai pralaimėtojas, žmogus, kuris nemato tikrovės, nesuvokia realybės, o gyvena iliuzijose. Jisai negali būti kariškiu, jisai negali būti kariu, nes tai pralaimėjimas. Jie visuomet nuvertys priešą, į save gyvens fantazijų pasaulėlį, tokiam fantazijų pasaulėlį, kokiam gyvena dabartiniai mūsų politikai ir tie, kurie vadovauja karo karybai ir krašto apsaugai Lietuvoje. Įvardysiu apmąstymų tam tikrus skaičius, kas liečia Rusiją. Iki Rusijos invazijos į Ukrainą Rusija turėjo 900 000 karių. 900 000 karių Rusija turėjo. Dabar Rusijos kariuomenė sudaro 2 100 000 karių. Iš tų 2 100 000 karių 600 000 dalyvauna kare Ukrainoje. 1,5 milijono treniruojasi ir ruošiasi didesniam karui. Per mėnesį Rusija pagamina 150 tankų nepilnu tempu. Potencialas gaminti 300 tankų per mėnesį. Amerika tuo metu gamina 33 tankus per mėnesį. Ir tai daugumoj rekonstruoja, perdaro, statinėja senus
tankus. Naujų gamina iš tiesų labai dar mažiau. Vokietija per metus gamina 150 tankų tik kiek Rusija per mėnesį. Anglai, prancūzai gamina po 40 tankų per metus. Vien tankų gamyboje Rusija prašoka visą NATO bloką. Paimkim artilerijos amuniciją. Rusija per metus gamina 24 milijonus. Su potencialu gamyti dvigubai daugiau, iki 50 milijonų. Na, žiūrėkim, Amerika gamina 3 milijonus per metus. Visas NATO blokas nei dalies nepagamina tiek amunicijos, sviedinių. Nei dalies mažosios nepagamina tiek, kiek gamina rusai. Dar paimkim kariuomenės augimą. Amerikiečiai buvo suplanavę berods iki 600 000 padidinti savo kariuomenę. Šiuo metu pas juos 400 lyg tai 50 000. Truputį galiu suklysti keliais tūkstančiais. Įdomu tai, kad jie nesudarė pilnos komplektacijos kariuomenės, negalėjo sukomplektuoti, nes nesutrūko 25 000 karių. Įsivaizduokit, Amerika, kurios gyventojų skaičius 380 milijonų, nesugebėjo padidinti kariuomenės 25 000 karių. Kai tuo metu Rusijoje, šiuo metu, kas mėnesį savanoriais ateina 40 000 savanorių. Ne šauktinių savanorių ateina 40 000 per mėnesį. Ir antplūdžiai visuomet būna didžiausi tuo metu, kai Ukraina apšaudo civilius Rusijos miestus. Susprogdino droną kur nors Maskvoje ar Pskove ir užplūdo savanoriai, jų komisariatus karinius. Pagrindinis amžius 30-40 metai. Didžioji dalis jų atitarnavę kariuomenė turi karo įgūdžių. Įsivaizduokit, kokia galinga, kieta kariuomenė auga Rusijoje. Ar tą kas nors įvertina? Neįvertina, apie tai netgi slepia. Tiesos slėpimas yra melas, kuris skatina aukas. Aš jau kalbėjau apie tai, kaip visi žiniasklaida užsienio vakarų, kalbėdami kokia silpna Rusija, pritraukia savanorius, samdinius į Ukrainą ir iš ten jūs namo veža lavonmaišiuose, nes jis susiduria ne su ta kariuomenė, apie kokią pasakoja žiniasklaida vakarų, o su tikra, su realia. Kodėl taip vyksta? Atsakysiu. Tai vyksta todėl, kad nerasit pasaulyje didesnių patriotų už rusus. Rusai fanatiški patriotai. Rusai parodė save per antrą pasaulinį karą, kai 14-15 metų vaikai ėmė šautuvus už save didesnius pagal ūgį. Vos paneždami ir ėjo į karą. Jie nebėjo mirti už tėvynę. Rusai susiformavę karuose, Rusija pati valstybės užaugus karuose. Jie užaugo kariaudama, jie formavosi kariaudama, pas juos genuose karas. Motyvacija ir karys, būtent karys motyvuotas yra pati didžiausia jėga. Ne vien ginklai, o motyvacija. Kas liečia ginklus. Pasaulyje ne viena valstybė neturi hipergarsinių raketų. Rusija pasiekus tokius, kad jau 15 kartų viršina garso greitį. Raketos, kurių neįmanoma pamatyti, neįmanoma perimti, neįmanoma numušti. O jas gamina jau masiniai gynybai. Su kumus norit kariauti dalbajobai. Galima priešą nugalėti ir stiprų, jei sugebėsi įvertinti. Jeigu boksininkas eidamas į ringą sakys, eisiu tą šūdą, pritrėksiu, sutrinsiu, pirmom sekundėmis įkris nokautą. Tačiau boksininkas prieš eidamas į ringą ruošis kovai, kaip su stipriu galingu priešu, jisai pasiruoš. Jis ras jo silpną vietą ir galbūt nugalės net ir daug stipresnį už save. Na, laimė ne patys stipriausia. Laimė labiausiai užsispyrę ir eidami iki galo. Jie tie, kurie eina iki galo. O rusai būtent tokie. Tai va, ponai,
Nenuvertinkit priešininko. Priešininką reikia įvertinti tinkamai. Tinkamai įvertinę, galbūt ir pasieksit pergalę. Bet čia aš kalbu abstrakčiai. Mums to padaryti neįmanoma. Mes to nepasieksim. Ypač tų atvejų, kai mūsų moraliniai pederastai, karo kurstytojai, kviečiasi karą į Lietuvą. Jei ateis karas, mes jį pralaimėsim. Man tik šiurpas ima pagalvojus, kas liks iš Lietuvos, kai praeis karas. Aišku, tie padugnės, kurie dabar kviečiasi karą, to nematys. Nes jie tarnauna Lietuvai. Jie tarnauna tiems už Atlanto, kuriems reikalinga patrankų mėsa, nes patrankų mėsa Ukrainoje jau baigėsi. Ten jau gaudomi net paaugliai nuo 16 metų gatvėse. Senukai gaudomi ir siunčiami į mėsvalę garantuotai mirčiai. O rusam to daryti nereikia. Jie ten eina savanoriai, nes jie nori kariauti. Jie tokia tauta, tokia jų genetika. Patinka, tas nepatinka, bet taip yra. Ir kol to nesupras mūsų idiotai, tol grėsmė Lietuvai bus. Ir aš manau, kad nesupras. Svarbu, kad suprastų.